Vakarieniai bus Konoro sugauta žuvis. Va išmarinavo ir valgysi. Pirmas mano išėjimas po operacijos kažkur į lauką. Tai aš taip gerai jaučiuosi, atrodo, kad aš išvykusi atostogų kažkur. Ir labai šilta dar šiandien, tai aš sėdžiu su koja savo iškelta ir žiūriu, kaip mano draugė su mano šeima ir su vaikučiais maitina antis. Oh, he sees it, yeah. Sėdžiu mašinai dabar ir laukiu, kol vyrukai mano grįš iš parduotuvių. Tai mano pirmas išėjimas, sakau, toksai buvo smagus. Tikrai labai smagus į lauką, nes dabar kiek jau 11 beveik dienų po mano operacijos. Bet vis tiek išėjimas toksai, bet pusiau išėjimas, nes aš mašinai prasėdžiu arba ant soliuko prasėdėjau parke tiesiog ir nieko daugiau nedariau. Bet sakau, Konorui šiandien, gal pietaujam kieme ant žolytės, ant pievos, pasidarysim tokį pikniką. Tai Kaunučiui labai patiko vaikės berniukus, kurie žaidė su kamoliu, tai dabar jie nuėjo į parduotuvę, nupirksim vaikui kamolį irgi panašų australiško futbolo mažiuką tokį. Iš tiesų dabar yra Australijai žiema, jūsų europietiška vasara, kas Europai. Bet ta žiema yra tokia graži ir taip yra smagu lauke būti, todėl kad nėra karšta, visiškai nėra dušna, nėra taip, kad reikia visada slėpti šešėlį ir tas šešėlis negelbėja, todėl kad yra per karšta. Tai yra toks puikus oras ir man dabar iš tikrųjų taip liūdna, kai pagalvoju, kad aš dar visą mėnesį turėsiu su šito batu būti ir gydyti tą koją. Bet bandysiu vis tiek make the most out of it ir kažką vis tiek daugiau nuveikti ir lauką išeiti. Ir dabar po sekančio vizito pas gydytojus kitą savaitę aš žiūrėsiu, ką jie sakys. Aišku, patarimas vis tiek bus laikyti tą koją iškėlus, ko įmanoma dažniau ir daugiau. Bet mes jau bandysim kažką paplanuoti. Sakau, galbūt stovyklauti, galbūt dar kažkur išvažiuoti, nes tikrai reikia būtinai mėgauti iš to oro, kol tik tai galim. Nes ta mūsų žiema tokia ir toksai tobulas oras, kur, tarkim, nuo 21 iki 25. Vasara mūsų va tokia, atsiprašau, žiema vėlgi, vis maišausi, nes man vis sunku suprasti, kad kai taip yra karšta, yra žiema. Bet mūsų žiema, tas oras, sakau, va toksai va, svyroja nuo 21 iki 25 laipsnių. Ir tikrai reikia naudotis kiekvieną galimybę pabūti lauke ir pasimėgauti jo. Ir pasimėgauti tą saulutę, kuri ne taip stipriai ir kaitriai degina. Jiems aišku, truputį nesigirdė, bet aš girdžiu, kaip gazuoja mano kambučia. Konoras įdėjo obuolių šį kartą. Labai kvepia. Nesulaukiu paragauti. Ir štai kopūstai. Jau ragavau. Tai labai skanus, dabar dėsiu šaldytuvą, kad dar truputį parūgtų. Kaunui labai patinka. Kaunui patinka dėl to, kad jie yra sveika, o turbūt šiaip, kad dėl skonio, nemanau, kad jis labai valgytų kopūstų. Kartais. Iš tikrųjų, Lietuvoje labai daug ir tom kopūstų, nes Kaunas sako, labai daug buvo maisto tokio riebaus, sotaus. Tai sako, labai norėjusi, atrodo, kažkokio probiotiko, kažko geriau mano žarnynui. Ir dabar mano kambučias, kaubis jau šiek tiek, toksai visai nemažas. Ir paragavusi, pažiūrėsiu, ar bus jau pasiruošęs pirmai fermentacijai. Tai visada reikia švaraus šaukšto, kad nebūtų contaminated, kad nebūtų kažkokių ar paskui pelėsis nepradėtų sudaryti nuo kažkokio mikrobo bakterijos. Reikia paversti biškį, nes nieko nepaimu. Šiek tiek. Dar biškį per saldu.
Manau, rytoj imsim. Rytoj. Gerai, jau prisivaikščiau šiandien ant kojos, jau bus gana. Ir prisidirbau visokių dalykų, prisidarėm namie, daug tvarkėmės. Žinot, kai būna pradedi, tingi, prokrastinuoji, lauki, nieko nedarai ir paskui pradedi ir atrodo, dar ir tą pasidarysiu, dar ir tą pasidarysiu. Tai visai nemažai visko prisidarėm šiandien ir važiuosim to žiūrėti vištų. Konoro brolis nusipirko vištų, tai vešim Kauną, žiūrėsim vištas jų naujas. O aš prisėdau, nesakau, labai daug ant tos kojos pasivaikščiau jau šiandien ir vaikščiau be ramentų, nors jie va čia šalia mane stovi. Bet aš jau vaikščiau be ramentų ir stengiuosi kuo daugiau vaikščioti be ramentų, nes vis tiek, kaip ir sakiau, aš manau, jeigu man daktarai patarė, kad aš galiu dėti svorį ant su šitu batu ir eiti be ramentų, tai aš manau, tam yra kažkokia tai nauda. Nes sako, geriau cirkuliacijai, kraujo atsistatymui, to raumens stiprėjimui, augimui ir gyjimui. Tai vis tiek, vaikštau turbūt daugiau negu turėčiau ilgiau ilsėtis, bet na, jeigu neblogai jaučiuosi, tai nežinau, bet iš tikrųjų, neblogai jaučiuosi, paskui, nusiimsi ir sakysit, va, bus ištinus koja ir paskui dar nusitęs gijimai, na, gali būti. Ta prasme, tikiuosi ne, bet kaip išeina, tai ilsiuosi. Bet jeigu labai užsivedu ir aš noriu kai ką pasidaryti, tai man iš tikrųjų jau bus ramiau kažką pasidaryti ir tada atsisėst ir tada ramiai ilsėtis. Užmėgo Milžina su didelė savo arka. Užmėgo su šitą arką. Labas. Tai šiandien yra jau 2 savaitės lygiai po operacijos. Už 1,5 valandos, iš tikrųjų mažiau už valandos, turime appointmentą. Jokiesi? Jis filmuoja, mama. Turime appointmentą su gydytoju, tai pasižiūrėsiu, kaip randas atrodo, kaip toliau, tai pabandysiu kažką nufilmuoti. Žiūrėsim, ar matysis. Tai labai nekantrauju, nes iš tikrųjų negaliu nieko atidaryti, nieko žiūrėti, nei sakė, atidaryti tik tai tuo atveju, jeigu jausiu, kad ar kaista žaizda ar panašiai, jeigu ten kažkoks užkrėtimas būtų, bet kadangi buvo viskas gerai, tai palikau kaip yra. Tai dabar mes skaniausim duoną keptą ryte, užsidėjau riešutų sviesto ir medaus ir dabar pavalgysim ir važiuosim. Do you reckon? Comparing? No, we're not having a good one. Very good car. How are you feeling? Yeah, it's fine. You alright? Po appointmento, žodžiu, dar žaizda gale pačiam prie kauliuko šiek tiek yra neužsivėrus visiškai. Tai sako, kad nebūtų infekcijos, paliekam dar savaitę ir po savaitės apžiūrėsim ir tada jau kitą savaitę irgi, tą pačią savaitę, žodžiu, bus dar vienas vizitas apžiūrėti žaizdai ir bus dar vienas vizitas fizio. Pirmam appointment fizioterapijos, tai labai nekantrauju, iš tikrųjų labai laukiu, nes laukiu, kad duos tų namų darbų, jokiamės kokią gaurotą koją ir kokia kūda koja iš tikrųjų. Tai dar iš viso įdomu, kaip ta koja atrodys apskritai po dar 4 savaičių, skaitykim. Hello! Tai dabar važiuojam prie vandens, labai graži žiemos diena, važiuojam truputį pasivaikščiosim, mažiuliukas galės palakstyti lauke. Ir mėgausimės popietę ir važiuosim namo. Vakarienei turbūt bus takos, parodysiu. Jeigu bus takos, parodysiu.
Ai, dar pamiršau pavydėti, mane Kaunas vadina Hopi, šokliukė. Aš atsisėdau ir tenai daktaras mane apžiūrinėja. Kaunas man, Hopi, Hopi. Mama šiaip visada vadina, bet ko nors sako, sakyk, Hopi, Hopi. Tai būna kartais, man sako, Hopi. O aš prisėdau pasižiūrėti, kaip vyrai mano žaidžia. Mano vyras ir mano leliukas. Leliukas, jau ne leliukas, berniukas žaidžia ir paskui dingo jie man iš akiračio, tai dabar einu palengva, palei vandenį, pasižiūrėti, kur jie, matau, jau turbūt norėjo vaikas į vandenį lėkti.